Kaip gyvenat? Kaip šventės? Daug dovanų kalėdų senelis atnešė. Aš šiandien dirbu. Šiandien oras aфиgenas, blemba lauke, norisi būt. Žiauri faina tikrai. Saulė šviečia, va matosi. Blemba taip nice. Toks pavasaris. Šiandien paskutinė metų diena. Šiandien naujakas bus. Ir jo, šiandien dirbu nuo ryto. Buvau Panoramui. Pasiėmiau iš Tele2 naują kortelę, kad galėčiau Mobile ID naudot, nes šiandien atsidarinėsiu įmonę, atsidarinėsiu MB šiandien. Tai prikolas, visai įdomu, tipo. Tai va, nuo dropshipperio iki jau su normalia įmonė, čia jau normaliai, ta prasme, jau dirbam, kaip priklauso, verslas tikras, o ne šiaip čiuvelis, kuris dropshippina. Tai visai smagu, toks, nežinau, atrodo pokyčių metas kažkoks. Ten apie PVM irgi vakar kalbėjau su vienu draugeliu, o Jėzus, karočią, ten registruotis kaip PVM mokėtų reikia turbūt, žodžiu, daug reikalų. Tai jo, gyveni ir mokys, karočią, seniau dropshippindavau, galvojau, čia viskas easy, tiesiog parduoti ir gauni pinigų ir tipo uždirbai skaitosi. Bet karočią, jo, čia dar su tais mokesčiais visokiais viską ten, karočią, įmonės, PVM-ai visokie, žodžiu, yra reikalų pasirodo ir nėra taip paprasta, kaip atrodo, tipo. Jo, pradžiai nusispjauti, tiesiog svarbu uždirbti pradžiai, nes realiai koks skirtumas, ten tu įmonės tau nereikia, jeigu tu nieko neuždirbi. Tai realiai pradžiai uždirbti svarbu, o po to jau ten apie įmonės galima galvoti visokias. Varau namo šiandien, šiaip tokia busy diena, nuo pat ryto konsultacijose visokiose. Kalbėjau su mokesčių konsultantais visokiais ten, tai nusprendžiau, kad reikia MB atsidaryti tiesiog. Ir jo, bus tvarkinga viskas, naują produktą biškį filmuoju, bet dabar realiai tas filmavimus taip apleidau, sakyčiau, tipo, nes, bandau sutvarkyti su šitą įmonę viską dabar. Facebooko reklamos tas pačias galvojam leisti vėl, tipo, nes kaip ir profitable, tipo, buvo, ten sunku, reikia paskaičiuoti labai tiksliai. Tai galvojam paleisti vėl reklamas, man draugelis leisti jau nebe aš, jisai gaudosi geriau. Tai jisai man leisti reklamas tiesiog, o aš jam duočiau procentą, tai visi laimi realiai. Jeigu bus neprofitable, tai aš pralaimiu, bet aš įsitikinęs, kad jisai žino, ką daro ir turbūt padarys, kad būtų labai gerai. Tai va, skeilinam brandą savo, karočią. Dabar nebefilmuoju jau labai senai su juo nieko. Tai galvoju, tiesiog paleisim reklamas, jeigu reklamos eis, tai kaip ir nereikia organiko. Tipo, organiką darysiu su kitais produktais tiesiog. Nežinau, reikia pagalvoti, jo čia, žodžiu. Tokios takelios kol kas šiandien, rytoj 25 metams jau turiu užsibrėžęs tikslus, ką norėsiu nuveikti per 25 ir manau, kad įgyvendinsiu, visus įgyvendinsiu. Biškį dar pakalbėsiu mašinai, bet reikia pasistatyti pradžią mašiną. Nu va, grįžau, varysiu namo, atsidarysiu tą MB, karočią, ten sakė paprasta visai. Ir jo, žiūrėsim, kaip ten toliau su ta įmonė viskas vyksta, nes realiai dabar visiškai žalias. Nežinau, kaip vyksta su tais visokiais ten MB, UABais visokiais, ten mokesčiai tie visi, ten skaičiuoti viską, ten sąskaitas faktūras kaupti viską, ten kažkur vesti viską, tą apskaitą. Žodžiu, kol kas tamsus miškas, bet išsiaiškinsim su laiku. Nersim tiesiai į visą šitą šūdą ir išmoksim pakeliui. Kaip ir su viskuo, realiai, kaip ir su organiku. Pradžiai daryti kažką, o po to pradedi gaudytis tiesiog. Pradžiai pasimetęs, darai kažką, nežinai ką galbūt viskas nesiseka tau atrodo, bet per tą procesą visą tu labai daug išmoksi. Tai manau pasimokysiu ir su šituo. Pirma mano įmonė, 25 metais nuo sausio, realiai kaip ir turėsiu įmonę realiai. Tai labai geras metas atsidaryti, bus nauja pradžia realiai. Tipo. Šiais metais ant savęs dirbau individualiai, o nuo 25 su įmonė dirbsiu. Tai. Gruodis visai nieko, leidau reklamos gruodį daug, pradžiai pirmą pusę gruodžio leidau daug reklamų, ten išleidau, neatsimenu, gal 17 ant reklamų tiesiog, ar kažkas tokio, neatsimenu, vakar žiau, bet neatsimenu, nekreipiu dėmesio. Ir tipo, kaip suprantu, į pliusą keliavom, šiek tiek, ten labai nedaug. Karočią, sunku pasakyti, bet ten reikia skaičiuoti ir Facebookas ne viską trekina, kaip suprantu, tipo, leidi reklamas, tu matai, kiek išleidai ir matai, kiek uždirbai. Bet Facebookas labai netiksliai pasako, kiek tu uždirbai. Iš tikrųjų, jie negali visko susekti, po kiekvieno seilą, tiksliai susekti. Tai tas negerai. Aš nežinau, kiek aš uždirbau už reklamų. Ar aš iš tikro profitable buvau, ar aš minusė sėdžiu su reklamom. Va žodžiu.
Gruodis šiaip visai gerai sekėsi, ir organiškai, ir iš reklamų, kaip suprantu, gerai sekėsi. Ten revenue parodysiu ant ekrano kažkur, ten kem su centais buvo, kem kas su centais. Tai profito šį mėnesį tikrai bus mažiau negu ten lapkritį, nes, reklamos, labai daug reklamos kainuoja. Tai nežinau, sunku pasakyti, kiek profito, bet tikrai mažiau nei 5% profito bus. Tai va, ten dar už emailus reikia atsiskaityti, tipo man emailus rašo copywriteris. Tai jam procentas nukrenta, affiliates man brandui, tipo, kūrė video ar panašiai, ten reklamuoja tą produktą mano. Tai jam procentas nukrenta, žodžiu. Jo, bet čia gruodis toksai, nežinau, čia naujovė pas mane irgi, affiliates pas mane tik šį mėnesį, man rodos, pradėjo dirbti normaliai, kur ten jau iš tikro sales kažkokius renka normalius. Gruodis toksai, stabiliai viskas, realiai filmuot nefilmavau vapšė gruodis su šito produktu. Tiesiog repostinau senus videkus visą laiką Instagram ir YouTube. Kaip suprantu, iš organiko irgi seilų buvo nemažai, bet atsakau, negaliu susiekti niekaip, nes meta neparodo tiksliai, tipo, kiek iš ezų ten seilų gavai ir kiek organiškai gavai seilų, tai labai sunku atsekti ir labai sunku profitą paskaičiuoti. Gerai sekėsi vis tiek, 10, manau, tikrai pasidariau profitą, bent jau tikiuosi. Aš manau, kad jo. Gruodis toks, nežinau, kas čia dar gruodį buvo įdomus. Ai, blamba, gruodis buvo įdomus vis dėlto. Žodžiu. Aš naudojau Wise banką ir tu gali atsidaryti sąskaitas, asmeninę sąskaitą arba verslo sąskaitą. Tai aš turėjau asmeninę sąskaitą ant eurų ir ant dolerių asmeninės sąskaitas. Ir ten visi pinigai mano krito iš Stripe'o. Tai jie pamatė, kad aš asmeninę sąskaitą naudoju tipo verslo tikslams ir davė banus ant visų sąskaitų. Tai man tiesiog paėmė ir uždarė sąskaitas ten ir buvo biškis stresą, nes tipo, ką dabar daryti, neturiu pinigų. Tai bet viskas okei, pervedė tos pinigus tiesiog į Svedą. Karoči, šūdas, nes aš nežinau, kiek aš turėjau, aš neatsimenu, aš nedariau screenshotą, kiek aš ten turiu toj sąskaitai. O jeigu aš norėčiau pažiūrėti, aš negaliu prisijungti tiesiog, nes neturiu tos sąskaitos. Tu bandai prisijungti, sorry, tavo akauntą užbaninti. Ir iš kur tu gali žinoti, kiek tam pas tave pinigų buvo. Žodžiu, tai pervedė į Svedą, tikiuosi pervedė. Aišku, pervedė viską, jeigu neskemins, normali firma. Bet įdomu, kokį kursą naudoja, pavyzdžiui, nes tam buvo dolerių labai daug. Tai aš tikiuosi, kad normalų kursą naudoja, kad nebūčiau ten žiauriai minuse kažkokiam. Nes kai būna, kai verčiasi iš dolerių eurus, tai būna, kad kursą naudoja ten lievą, kuris nepalankus tavos, ne. Bet yra kaip yra. Dabar tiesiog su Svedu dirbsiu kol kas. Nežinau, ar jie leidžia asmeninę sąskaitą naudoti verslo tikslams ar nelabai. Reiks turbūt atsidaryti irgi verslo sąskaitą kažkokią, kai šitą MB turėsiu savo. Kitas dalykas. Karoči, čia buvo nuotykių. Kažkada chatinau su savo tiekėju ir ten kalbėjom apie tos siuntimus panašiai. Ten aš turiu customer supportą čiuvaką tokį žmogų. Ir jisai filipinietis, bet jisai email supportą tiesiog dirba ten virš 10 metų, tai jisai žino, ką daro. Ir ten pradėjo labai daug skųsti žmonės, tipo, kur mano užsakymas. Ir aš pasižiūrėjau senus užsakymus iš lapkričio galo, ten lapkričio vidurio, nieks neišsiųsta. Tipo, dabar gruodžio ten vidurys vos ne, jo, gruodžio vidurys. Ir orderiai iš karočio lapkričio vidurio ir lapkričio galo neišsiųsti. Žmonės jau skundžias, karočio. Tai aš klausiu savo tiekėjo, kas atsitiko, kur orderiai, tipo, kad čia nieks neišsiųsta, tipo. Ir sako, jo, sorry, tipo, mes neišsiuntam, blet, orderių ten nuo lapkričio vidurio iki šiandien, ten iki gruodžio vidurio mėnesių neišsiuntė orderių. Tų orderių buvo, aš nežinau, 1000 vos, net ten, nežinau, daug buvo, nes edai buvo paleisti tuo momentu ir tikrai daug orderių kryto tuo momentu. Tai žodžiu, nieko neišsiuntė, man iškart stresas, nes visi dabar skūsis mano klientai. Stripe'as gali, oh my god, dabar prasme, jeigu Stripe'e bus daug chargeback'ų, chargebackas yra kai žmogus, kuris pirko, eina pas save į banką ir sako, mane apskemino vos, net tipo, šitas pirkimas yra skemas. Aš noriu atgauti pinigus savo. Tada Stripe'as man sako, šitas žmogus nori atgauti pinigus, tipo, tu turi kažkaip, tipo, paneigti tą jo prašymą ir įrodyti, kad tu išsiuntei ten ir panašiai, tipo, kad nėra čia skemas. Turi įrodyti tai, nes jeigu tu nieko neišsiuntei, tu realiai apskeminai žmogų. Tai, okei, blet, mėnesį jie nieko neišsiuntė, tai dabar aš skemeris vadinuosi, karočią. Tai, blet, labai negerai, bet susisiekiau su tais savo visais klientais, kurie pirko tuo momentu. Atsiprašymą tokį laišką parašiau, kad čia buvo nesklandumai įvairūs, param. Daviau nuolaidos koduką gerą, tipo, kad tikrai būtų patenkinti žmonės, kad negalvotų, kad liko apskeminti iš tikro. Visi orderiai dabar jau yra išsiųsti, tiesiog labai vėlavo daug ir karočią. Daug chargebackų yra, o kai daug chargebackų yra, Stripe'as gali duoti baną tau tiesiog.
Tai tas tikrai nėra smagu. Visko gali būti, karočią. Gali būti, kad gausi baną ant Stripe'o. Vat vien dėl tiekėjo, karočią. Jie sakė, kad fabrikas ten užsidarė, ten negali pagaminti ten tų mano produktų. Sorry, tipo nieko neišsiuntėm. Bet mėnesį nutilėjo, tai irgi tipo, what the fuck. Būtų pasakė, žinai, aš būčiau išjungęs reklamos bent jau tipo tada, kad, nekristų tie orderiai man, nes aš negaliu išpildyti orderių, tai ką man jie reikalingi ten. Visi tada chargeback'o nori, žodžiu. Tai su nuotykiais gruodį, realiai sunkiausias mėnesis šiais metais buvo gruodis. Daug streso, daug visokių naujovių, daug, visokių nesklandumų, naujų, negirdėtų anksčiau. Bet gerai, užsigrūdinsim nuo tokių visokių nesąmonių. Realiai čia biznis ir yra, ta prasme, biznis neturi būti lengvas. Niekur biznis nėra lengvas, visiems sunku realiai. Tai čia vienas iš tų dalykų, kur, yra, kaip ir išsisprendė visas tos problemos, kol kas. Tai, realiai dirbam toliau, bandom, testuojam viską, žiūrim, kaip čia einasi, žiūrim su reklamom, ką daryt, ar toliau eit su reklamom, ar ne. Naujų produktų vieną turiu, chill toksai, nežinau, bandau susitvarkyti su šitais reikalais, su ta įmonė, ten konsultuos, daug reikalų tikrai. Tai su produktais nelabai spėjau pafilmuoti. Tai jo, varau namo jaučiu, šiandien naujakas. Gerų naujųjų metų visiems, ką žinau. Atšvęskit, susikurkit tikslus rimtus. Aš susikūriau tikslus. Tai susikurkit ir jūs tikslus. Kažką vertingo, kažką gero, ko jūs galite iš tikro siekti, sunkiai siekti. Aš užsibrėžiau, pavyzdžiui, 24, ten 2K revenue padaryti. Man atrodo, kad čia belekiek, 2K aš padaryčiau, aš būčiau, belekiek uždirbau aš čia. Bet ne, užsibrėžiu 2K, pavyzdžiui, čia yra toks, kai tu naujokas, čia atrodo dafiga. Bet po to, kai padarysit 2K, padarysit ir 4K, ir 6K padarysit, tada, nes jau daug mažinot, ką darot. Ir nebus taip sunku, tai užsibrėžkit kažką tokio, kas atrodo dabar sunku. Ten, nežinau, tik tokį 100K followerių turėt, pavyzdžiui, geras tikslas. Sunku atrodo, jo, čia belekiek atrodo turėtų būti. Bet keli geri videkai, gera auditorija, tipo, ir viskas įmanoma. Tai žodžiu, užsibrėžkit normalius tikslus gerus, ko verta siekt būtų ir sieksit per 25 būtinai siekit. Negalima tinginiauti. Yeah, we got the doors up, kiss our chows up, hugging we up, nigga we so up, yeah, nigga my whole wrist froze up, I bet this little hoe know, I get hot in the bitch like, so what, the niggas they can't keep up. These hoes, they look your eye. Sėdžiu namie, čilinu, karočią, žiūriu YouTube'o. Šiandien jau yra 25, tai sveikinu visus. Pasiekus 25. Jo, tai va, baigės metai. Tikslai visi 25 kaip ir užrašyti. Sausiui tikslai irgi užrašyti jau ant lentos pas mane. Šiandien atvažiavau į kaimą, sėdžiu kaime. Nieko dar šiandien beveik nedirbau. Tai reikia atiduoti kreidotėms produktus. Šiandien atėjo, gavau siuntą, paštininkas atnešė siuntą prekės. Tai reiks atiduoti kreidotėms prekės visas. Tegul pradeda filmuoti, pažiūrėsim kaip seksis. Naujas produktas, šiaip untapped, žiauriai untapped, nieks nėra dar. Du accountai, vienas accountas iš jų buvo mano, o kitas, kur kažkoks randaminis čiūvas dabar ranina untapped ir pažiūrėsim kaip seksis. Jeigu pavyks susprogdinti, tai jaučiu labai gerai konvertins. Sėdžiu, žiūriu YouTube'ą, įsijungiau Brezą ir Pierre Corey. Žiūri, maladės čvakai, faina pažiūrėti tokį kontentą, labai užmotyvuoja, tipo, 100K per mėnesį padarė čvelis. Užmotyvuoja, nes aš ir galiu padaryti, kažkaip reikia padaryti. Gruodis, pamiršau papasakoti vieną dalyką dar gruodis, sakau, su nuotykiais ten buvo. Tai vienas dar dalykas, kažkoks čvelis, YouTuberis, nežinau, sukūrė video apie mane, tipo, kad aš feikinu. Karočią, baisu. Vakar live kalbėjom biškį apie tai. Kažkoks čvelis, kaip, tipo, kontentas toks kaip Demiko arba to Davido Benčiaus. Tiesiog sėdi, žiūri videką ir komentuoja kažką apie tai, bando tam prikolų paskalyti kažkokiu. Nežiūrėjau aš to videką, jis kelių minučių ten kalbėjo apie mano video. Ir kaip suprantu, tiesiog prisikabinėjo prie visų dalykų iš eilės, ką aš tam pasakoju. Tipo, bando surišti galus, kad čia netiesa, aš čia kažką net taip pasakoju, čia meluoju kažką ir panašiai, kad kursą pardavinėjai. Va, kursas čia buvo didelis, man rodos, tas motyvas, tipo, kad aš čia feikinu. Nes kursą turiu tai aišku, kad feikinu viską. Tai sukūrė videką, žiauriai stresavau tada, nežiūrėjau aš to videką, nes būčiau jaučiu, nežinau, žiauriai susinervavęs, tai nežiūrėjau. Irgi dalykas įdomesnis įvyko.
Pirmą kartą kažkas apie mane videką sukūrė kažkur, what the fuck. Motion turiu, parašė, pasirodo. Viskas labai jam aišku, turbūt, tipo, pamatė, kad aš dropship, kad kursą turiu ir, jau suryšo galus, kad aš čia kažką feikinu ir skeminu. Jeigu jisai būtų pamatęs mano kitus videkus, nuo pirmo iki va to videko, tai būtų taip nekalbėjęs, turbūt, ką jis ten kalbėjo apie mane, jis turbūt suprastų, kad aš, normalus čvelis, kuris tiesiog dropshipina, dalinuosi. Bet čia suprantama, tipo, tie kursai tokia labai bloga reputacija, jeigu tu kursus pardavinėjai, tu, tipo, vos neskemiris automatiškai. Nežinau, taip žmonės galvoja. Tik tokį irgi lygiai taip pat įkeliu kažką apie tai, kad dropshipinu, kad sekasi man gerai, tipo, kad uždirbu. Ir iš karto pirmas komentaras, haha, spėjau kursą pardavinėjai, kažkas tokio. Okei, žmonėm nepatinka žmonės, kurie kursus pardavinėja kažkodėl. Aš tai nieko prieš kursam neturiu, pats turiu kursą, aišku, taip. Ir aš manau, kad geras kursas, tipo, daugam ir padėjau, ir atsiliepimų gerų turiu ir visą kitą. O šiaip apie kursus irgi kalbu. Blemba, okei, jeigu tu nori kažko išmokti gyvenime, nori išmokti dropshipinti, ne? Tai pasakyk man, kas geriau. Ar sėdėt ten metus, 2 metus, bandyti kažką pačiam, bandyti sudėlioti, sulipdyti, ir kad paeitų galiausia. Ar pasiimt kursą, kur, tipo, išmoksi iš kažko, kas jau patyrė šiek tiek, ir skipinsi tiesiog pusę metų darbą, tiesiog dėl to, kad daugiau žinai, negu, tipo, pats mokindamas žinotum. Kol kas tiek, varau darbų, kur aš turiu daug, tai reikia dirbti ir, jo, updatinsiu po to. Aš vėl Vilniui, ką tik atvažiavau, reikia varyti išsiųs siuntas kreiteriams, tai varau pradžiai iki brolio, pasiimsiu pas jį vokubiški, žodžiu, išsiųsiu tas siuntas ir šiandien dar reiks, dar kelis darbus padaryti, bet tokie mini darbai, ten su MB panašiai. Šiaip su darbais, kračia, jau nežinau, nuo gruodžio gal taip sunkiai pasako, man ros per laivą kalbėjau Discord'e, kad kažkaip nesidirba, norisi kažką kitą veikti, nedirbti, ten chillint. Ir nežinau, jeigu dirbu, tai dirbu random kažką, tiesiog iš galvos ten. Sugalvoju, okei, reikia tą ir tą padaryti daugmaž. Tai blemba labai lievai, bandysiu kažkaip susidėlioti normalų grafiką, nes dabar vapšė išsiblaškęs, bet ką darau, bet kada, tipo, neturiu kažkokio grafiko daugmaž ten, kada turėčiau ką veikti ir panašiai. Tai reikia šitą susitvarkyti, nes lievai, neproduktyviai dirbi visą laiką. Ir gale dienos galiausiai, tipo, okei, lygtais dirbau, lygtais nedirbau, ką nuveikiau, tai kaip ir nežinau, tipo, neatsimenu. Tai tas tai tikrai lievai. Reiks bandyti grįžti normaliai į darbus, kažkaip tą tempą susidėlioti kažkokią, nežinau, rutiną kažkokią naujovišką gal. Reikia normaliai susiimti. Bet čia žmogiška, nežinau, visiems turbūt būna tokių etapų, kur tipo grindas, o po to tiesiog pavargsti ir chillint nori, žinai. Kiek kartų girdėjau, kad žmonės tipo grindina, ten max belė kiek, žodžiu, kasdien, ten po 12 valandų, bet taip neišdirbsi labai ilgai, tipo, ką žinau, 2 mėnesius, 3 mėnesius padirbsi ir tada jau toks, bent jau man tai buvo, kad, po ten gruodžio, lapkričio pabaigoje, gruodžio pradžioje, toks tipo, blėt, noriu uždirbti. Visiškai, ta prasme, atsikeli, 0 motyvacijos, 0 jėgų, atrodo, miegočiau dar, tipo, 3 valandas, kažkaip lievai, žinai. Tai reikia susidėlioti normaliai tą gyvenimą, tą grafiką kažkokį, kad būtų balansas kažkoks, nes nesąmonė, visą laiką dirbti ir, tipo, žodžiu. Kai grindini, kai pradžiai, tipo, kai neprasimušęs, tai okei, jo, faktas, kad reikia dafiga dirbti ir sunkiai dirbti ir stengtis, nes tu neprasimušęs, tau reikia padaryti, kad, paeitų. Tai tada tai jo, suprantama, aš ir, kai dar ofise sėdėjau, realiai sunkiausiai dirbau tuo momentu. O dabar biški ramiau. Tada išėjau, pirmi 2 mėnesiai irgi buvo grindas nuo ryto iki vakaro realiai, nes visas laikas man skirtas realiai dabar, kai ofise nereikia sėdėti. Tai jo, labai gerai buvo, viskas produktyviai, tenai viskas super, bet, pavargsti po tokio darbo visą laiką. O kai jau biški prasimušęs, kai jau uždirbint, tai bandai susidėlioti, kad tipo būtų tas balansas kažkoks, ne vien darbas visą dieną, žinai, ir šeimą turiu ir panašiai, tai kažką su šeima nuveikti, pačilint, biški kažkokia veikla užsiimti, gal prie kompo nueini pasėdėti, ten kažką pageiminimą kartais. Nauji dalykai jaudina labiau negu tas pats dropshipinimas, tipo, jo, filmuoji produktus, okei, susprogsta, okei, visai smagu, bet dabar nauji dalykai jaudina labiau, vlogus kur, Discord'e bendrauti su visais, tipo, visai kitokia veikla. Laivus daryti Discord'e, tikrai smagu. Sunku, prisiruošti tą tikrą darbą daryti, kai tu gali kažką kitą veikti vos, ne? Kas labiau jaudina galbūt. Sėdžiu Discord'e, karočiui, ir nedirbu, tai reiktų dirbti labiau, žinai, reiktų filmuoti daugiau. Bet žodžiu, gan čia skūstis,
Važiuoju iki brolio, pasimsiu vokų, išsiųsiu siuntos kreitoriams. Žiauriai įdomu su kreitoriais dirbti turėtų būti. Lauksiu, kol videkus savo atsiūs. Čia mano pirmi kreitoriai ir tikiuosi labai gerai eisis visiems. Tikiuosi juos išmokti belė kiek visko ir tikiuosi, kad jiem pavyks irgi tipo tą videokų pasprogdinti kažkokių. Manau, per pirmą mėnesį, jeigu tikrai darys, ką sakau, tai manau, kad pavyks tikrai susprogdinti bent jau kažką tai tikrai. Tai man labai įdomu irgi šitas visas procesas. Ir labai įdomu atsidarinėti, tipo dabar viskas nauja, tai nuodėvė. Naujas pasaulis, čia apie tos verslus, ten mokesčiai, PVM-ui visokie, ten nurašymai visokie. Daug visokių šūdų, apie kuriuos aš nieko nežinau dar kol kas. Tai tas irgi labai įdomu. Gerai, dabar važiuoju, žodžiu. Gana čia kalbėti, užsisėdėsiu vėl vloginamas, čia laiką deginu labai. Tai reikia varyti ir kipti darbus toliau. When I'm out of town, I be tripping, I be on one. Why you taking pictures in that lamb? He don't own one. Shades on my face, not the yard, these are chrome ones. He say he a rapper, I ain't never heard his song once. Fucking with my son, I shoot a nigga dome up. Everybody started acting weird when I glowed up. If I get a deal, I get the max pay. When I argue with my girl, she send an essay. I rub and listen when I'm chillin' on my rest day. I'm tryna kick it with your horn being messy. Niggas hating on me cause I turn my son up. Little than these niggas, he ain't even turn one. But listen, on my crunch, I only wear the fur ones. He say he got a plaque, but he ain't even deserve one. Yeah, I fucked the bitch, but that my friend though. Pull her in a beam and not no bands, ho. Freak hoe, acting like an angel. She wanna take a trip out to Cago. Came with the bros and we stayed there. 100 racks a day, yeah, this ain't fair. Yeah, I hit your hoe and I had pink hair. Went for my hoe and I got pink chips. When I'm out of time, I drop 50 like on coke. I don't watch the meditators cause I'm always riding chrome. Fight forever, bitch, only number that I know. I'm already Nu ką, šimtas įšimtą dabar į Lidlą. Nu va, nauji metai, nauja pradžia. Bandysim šiais metais pagerinti visus savo rekordus. Gerai, man išsikrauna telefonas, tai turbūt šitam vlogui tiek. Varysiu namo, varysiu su šeima į miestą. Šiandien yra gruodžio 5. Galvau šitą vlogą išleisti labai greit po naujųjų, bet nelabai išėjo, matau tai. Bus kaip bus, biški vėliau negu po naujųjų, bet nieko. Svarbu bus W vlogas. Tai va, tiek šiandien. Varau dirbt, varau gyvent ir pasimatysim, kada pasimatysim. Noriu šį mėnesį dar bent 1 arba 2 vlogus išleisti. Žodžiu, iki pasimatymo visiems ir sėkmės darbuose, sėkmės naujuose metuose. Iki. Every time I took a step back, I got closer. Every time I